įmuši žmogeliuką. Kiek gauni taškų? Ta vienas žmogeliukas yra 6 balai, vienas balas yra 10 000 hryvnų ir mes tos pinigus gaunam į grupę, į komandą savo. Mūsų brigada mums nuperka už tos balus dronus. Važiavom visą naktį, pasiekėm pagaliau Lenkijos-Ukrainos pasienį ir dabar esame muitinėje, mašinų apskritinėje, tai tikiuosi viskas bus labai gerai. Aišku, per naktį balsas pasikeitė, temperatūros teko turėti, teko vaistų išgerti, tai pažiūrėsim, kaip mums čia seksis ir aš tikiuosi, kad mūsų mašinos tikrai neges, tikrai niekas mūsų nepaves o sveikatai kelionės galo pasitaisys. Tai važiuojam, veikiam, darom, nemiegam. Jie turi registratą, turi irgi. Įsiregistravę visi einam. Viskas, procedūrą praėjom, 87 kartas, kaip pačiam tenka važiuoti. Tai važiuoja šį kartą, važiuoja 2,5 tūkstančių vyriškinių kariam, kurios yra skirtos, kad jie nesušaltų. Taip pat yra skirti 2 geri patvarūs visureigiai. Taip pat yra skirta 20 keli generatoriai, 20 keli, pabrėžiu dar skaičių, 20 krosnelių. Taip pat yra maistas, pašildukai, įvairūs termorūbai, medikamentai, dovanos vaikam į Odesą ir kitos gerybės, kurios keliauja tiesiai iš mūsų, iš lietuvių, tiesiai į ukrainiečių rankas. Opa. Trečia. Kita. Я не помогу. Я не помогу. Kiek mums reikia jų dar dėt? Dar vieną. Va šitą dėk atgal. Šitą dėk. Это как раз Арата, спецподразделение. Арата от имени командира, друга Марадона. Тебе с удостоверением. Это на 10 лет от начала батальона. Čia dabar vyksta akimirka, kuomet su savo draugu Jaroslavu nesimatėm pusę metų ir visas padėkas, kurias aš gaudavau, aš tiesiog sakydavau, kad jisai pasimtų šitoje apskrityje. Tai va, tai šiek tiek susikaupė nuo medalių iki padėkų daugybės. Jo. Klausyk, padaro, o tu į Zaporižę ar Dniprą važiuosi? Į Zaporižę, ten nuo Zaporižės netoli gausis, aš galiu atliekti iki Dnipro. Žiūrėk, tai gal padarykime taip, aš padaryčiau į Novo poštą, dabar nuvažiuočiau, išsiųsčiau ir tau poryt turėtum, realiai. Jo, gerai. Tai dabar žiūrėk, ant smūgio man padaryk, kur nuvažiuoti. Taip, čia yra nedaug nei mažai, keli šimtai dovanėlių, kurių Kalėdų senelis iš Lietuvos ten nuvežė į Odesos mokyklą iki Kalėdų, nes tiesiog fiziškai nespėjom. Todėl visos šitos dovanėlės, keli šimtai vienetų, kurias supakavo Klaipėdos licėjaus vaikai, mažieji su tėveliais, keliaus tiesiai link Odesos mokyklos. Dabar važiuojam susitikti su Nikita Karibuku, kuriam neseniai gimė dukrytė. Ir kas smagiausia ir kas fainiausia, tai aš jį pažįstu labai jau nuo pat karo pradžios iš esmės. Jo draugė, tiksliau ne draugė, žmona Julija. Nikita jis važiuos neužilgo į frontą, į Zaporižės pusę. Bet tokia yra realybė, kad gimus vaikui tu po mėnesio ar 2 turi keliauti tiesiai į frontą, nes nėra kam ginti tavo šalies. Это security. У нас в Литве есть самая большая security фирма. Они мне подарили. Так вот.
То я получаю, это вам просто. Супер. Не, це... Кого? Окей. Да. Нет. Pilnas esi ir kurį dėt? Dėk į priekabą. Taip, tai mašinas dės, padėkas dės, da? Super. Так вот, печатки, буржуйка, генератор, сетка, суперсетка и на машине есть еще бензин. Так, цена теперь такая. Toliau darome tinginio pristatymą, ką tai reiškia, tai tiesiog per Novo Poštą viską pristatom. Kodėl? Dėl to, kad sirguliuojam, reiviai gaus per 2 dienas tiesiai savo į rankas. Tai va, tokie reikalai. Šią akimirką, būnant šioje vietoje, tarp daugybės vėliavėlių, kurios simbolizuoja auką, kurios simbolizuoja minus gyvybę, kiekviena vėliavėlė minus gyvybę, galiu pasakyti vieną dalyką. Niekada, tikiuosi, nepasidarys taip Lietuvoje. O kad to nebūtų, reikia telktis, judėti, daryti tam tikrus dalykus, kad rusas ne pro kur nenorėtų užsukti pas mus. Tai žiauru, kai pamatai daugybė vėliavų, japoniškas, korejietiškas, matau ir lietuviškas kelias vėliavas priešais mane. Supranti, kad viskas yra gerokai arčiau, negu mes įsivaizduojam. Ir kai kiekvieną dieną mes būname Lietuvoje savo namuose šiltai, būdamas čia, supranti, kad šitie žmonės tiesiog kiekvieną dieną kovoja už save ir kovoja už savo šalį ir savo aplinką. Nes elektros trūksta, elektros nėra, kiekvieną dieną raketa atskrenda ir mintis aplanko. Tai vertinkim tai, ką turim savo zoną. Labas rytas, turiu iš Charkivo. Elektros nėra, dėl tenka liftu naudotis, ne liftu naudotis, o laiptais. Savo draugui galima pasižiūrėti, ką jie veikia, tai jie šią akimirką tiesiog valo mašinas. Pamatysim savo mikriuką, kurį čia palikome 6 savaitės remontuotis. Važiavom pas mikriuką. Andrėjus jį remontavo, tvarkė 6 savaitės. Dabar pabandysim jį užvesti, tai neįsivaizduoju, kaip čia seksis. Tai. Вот. Ну хорошо. На камеру покажи, где ты спал. Va. Mūsų meistrelis miegodavo čia, tuo metu, kai tvarkydavo mikriuką. Укрывался бушлатиком военным. Čia jisai tokių miegmaišių prisiklodavo ir jisai čia miegodavo. Nes reikėjo kuo greičiau viską padaryti, sutvarkyti, nes dar kartelį pasikartosiu, tą mikriuką, su kuriuo atvažiavome, mes jį tiesiog nuomodavomės. Čia dabar yra vėliava, kurią anksčiau buvau jam padovanojęs. Tai va, ir čia yra dovanėlės vaikam, pilna dovanų. Это все на твои дети. Это тебя и твои военникам. А здесь все полный, это рубашки, все и игрушки на твои дети. Это Спасибо. Качественный подарок. Да. Спасибо. И еще я никогда не делал падеку украинцам. Потому что, ну, бывает так, что меня всегда сделает, а я хочу тебя сделать. Спасибо. Так вот. Laurinai, papasako, kelintą kartą važiuoji į Ukrainą? 20 kartų tikrai jau yra.
apie tiek, ne? Nu ir kaip virš netgi sakyčiau. Nu ir kaip tavo važiavimas kaip savanoriui? Ko gero, kai pirmą kartą kažkam padedi ir tu pats pamatai, kad ta pagalba yra reikšminga. Aš nekalbu, kad išgelbėjai gyvybę, nors netmetu ir šitos galimybės, kad galbūt kažkas kažkur išgelbėjo gyvybę. Pavyzdžiui, paprastas dalykas, gerai, kai čia važiuojam, tarkim, Charkovą esam, kur nors Iziume, kažkur pafrontėjai. Tada jau turbūt supranti labiau, ką tu čia darai, ne? Negu kad kokiam Lvive, pavyzdžiui. Čia tai to net nėra ką lyginti. Aš gal kitą norėčiau paliesti aspektą, tai yra, jeigu tu sėdi Vilniuje su savo problemom, savo reikalais, savo rutina, nežinau, čia buhalterija, čia darbas, čia dar kokia nors. Atvažiuoji čia, pamatai tų žmonių problemas, tavo problemos yra tokios juokingos ir tada supranti, dėl kokių nesąmonių, šūdų kažkokių. Mes tiek daug pergyvenam, tiek atiduodam energijos ir taip toliau. Ką tik buvom po žmogų, 8 laipsniai, pas jį namie, 2 mažamečiai vaikai. Ir jisai su platesnė šypsnė, galbūt turbūt nei pusė mūsų... Ir kai jo paklausi, kiek tu duodi už darbelį, kurį tu dirbai čia 5-6 savaitės, jis sako, tai nieko, tai jum irgi reikia daryti. Ir dar duoda velnių už tai, kad matei, kad aš išnuomau savanoriam viešbutį. Stoviai būna arti mirties. Eina į prekybos centrą, tai prekybos centro aikštelė, turi pataikyti per kelias mašinas. Nu, paša. Mašiniukas atvyko 2,5 tūkstančių kilometrų atstumą, įveikė 2,5 tūkstančių kilometrų atstumą, keliauja tiesiai 92 brigados rankas. Nuostabi mašina, nuostabi ne dėl to, kad žaviai atrodo ir galima su jai pasimatymą keliauti, o dėl to, kad jinai yra techniškai labai tvarkinga. Taip pat priekaba, ačiū Mindaugai, kad ją paskolinai, ir cerkvės aplinkoj pas šventiką būsime padėję 6 krosneles, kurios keliaus irgi taip pat į kareivių gretas. Ir mano draugas Paša, jis yra visada šalia, tai reikia ne tik tais patarimo, bet ir pagalbos dar ir mum. Nes tai mašina sugenda, tai dar kas nors atsitinka, tai sušalam, tai sužvarmam, tai neturim kur gyventi. Ar su policija kartais atsitinka reikalų, leidimų reikia kažkokių tam tikrų, tai vat jisai yra tas žmogus, kuris tikrai ne kartą mum yra padėjęs. Šiaip kas įdomiausia pasakysiu, tai yra tai, kad mes mikriuką gavome iš žmogaus, kuris vadovavo šitai cerkvei. Tai tiesiog žmogus, kuris padėjo mum su mikriuku. 2008 metais atidarė šitą cerkvę ir jisai čia dabar vadovauja, jisai prižiūri ją visą ir vienu žodžiu teritorija yra pavaldi jam. Mes Hramė Jo tėvukas atidarė šitą įstaigą, jisai dabar yra čia numiręs ir dabar tokia situacija, kad esam su šventu žmogum. Šitoje cerkvėje ir šitoje aplinkoje jie kiekvieną sekmadienį priglaudžia žmonės, kurie nori arbatos išgerti, pavalgyti, pasišildyti, kaip girdit, generatoriai dirba, kažkokį telefoną pasikrauti ar dar. Ir jie tai padeda 4 metus nuo pilno масштаба karo vietiniam žmonėm. Ребята, которые защищают Харьковскую и Донецкую области, я думаю, что вы с ними это вам Дякую. От них презент. Я думаю, что вы с некоторыми представителями 92-й бригады уже общались неоднократно, за что от них большое спасибо за вашу помощь. От нас, как всегда, автомобиль. Очень хороший, качественный автомобиль. Все ездит. Пользуйтесь. Маленький ремонт сделали в Литве. И еще немножко буржуйки. Общественной организации, а также благодарности за вашу посильную помощь. Dėkui. 6M, kalvis gaus padėką, krosnelės, Eurocash už pirštinės, projektavimo sprendimai už nuolatinį sponsoriavimą, nesuvokiamai didelį, ir Vabulo filmai, Titai, Motuzai ir visai hebrai, Stonkidzėm, Katleridzėm. Dėkui, hebra. Слава Украине! Героям слава! Dabar einame iš viešbučio iki Novo Pošto skyriaus. Tai tikslas yra paprastas. Kareiviam nusiųsti, tiesiog 100 pirščių nusiųsim vyrukam tiesiai link jų
pozicijų. Taip, tai dabar išsiųsime 2 didžiulės dėžes pirštinių. O pirštinės yra tiesiog nuostabios, šiltos, geros, skirtos Lietuvos kariuomeniai, bet bus skirtos močiutėliam iš apleistų, išbombintų teritorijų. Gerai, kad nemedicininė. Ausi grandinį pjūklą. Taip. Nauja družba su viskuo, ko reikia. Lovytė. Čia žiauriai labai gražių ir gerų, naudingų reikalų tau minėjau. Va, labai geras dalykas. Tai va, dovanėlės. Smagu. Tai miegosi, jeigu trūks ginklų, turėsi naują ginklą. Generatorius, elektros, o čia yra labai daug gerybių, kurias turėsi, čia yra dar kitelį patakas, judam į priekį. Ja, derinės lampas. Все, поехали. Klausyk, papasakok kokį patį įdomiausią ir keiščiausią dalyką, kokį patyrei per šias 2 savaitės. Keiščiausia? Jo. Taigi 3 rusus nusprogdinau. O čia yra keiščiausias ir geriausias jausmas. Ta vienas žmogeliukas yra 6 balai, vienas balas yra 10 000 grivnų ir mes tos pinigus gaunam į grupę, tipo Į komandą savo? Mūsų brigada mums nuperka už tos balus dronus. O taip gaunasi. Tai kitaip sakant, kuo geriau pilotuoji, kuo našesnis esi, tuo gauni daugiau dronų. Jo. Kiek dabar buvai gavęs dronų keliom dienom su komanda? 15 dienų gavau 10 dronų. 15 dienų gavai 10 dronų, Jo, ir per vieną dieną mes 7 dronus panaudojom. Liko 4, kiek dar mačiau, neskrido nei kartą, o dienos. Savo grupėje, aš kaip supratau, tu esi vienintelis lietuvis. Ir kaip į tave žiūri? Žiūri kaip į mokytoją, o to nes esu vienas iš seniausių, paskutinis likęs iš seniausių, kuris žino kaip skristi, kaip dirbti su sprogmenim ir panašiai. Ir yra dar 4, kuriuos apmokinau. Ir dabar yra 2 komandos, 2 vienas zapasas, kaip sakoma. O tą mašiniuką, kurį gavai dovanų, tai vyko iš visų paimti, kaip sakant, po parašą, po palinkėjimą Putinui. Ir jisai visas buvo išpaišytas. Kaip žmonės reagavo, matydami tą automobilį, prieidami, kokios reakcijos? Reakcijos tai buvo toks vaizdas, kad aš važiavau su kokiu Lamborghiniu. Visi žiūri, visi skaito, bent jau bando skaityti. Taip. Dar pas mane pačiam fronte yra žmonės, kurie pasirašė nuo mašiniuko. Tai iš tikrųjų taip... Emociškai pakelia, ne? Nu jo, pakeičia. Ir pats pamirši, kada mašina yra apipaišyta, aprašyta. Bet matai dėmesį. Jo, matau, kad žmonės tiesiog žiūri, bando skaityti, kas ten parašyta ir panašiai. Mašiniukas, kurį jisai yra gavęs, jisai yra dabar remontuojamas. Jisai bus dabar remontuojamas per 2 dienas, nes jisai 3 dieną keliaus į savo pozicijas. Turi būti prikeltas ir paruoštas važiavimui į pozicijas. Taip, o kiek tu gauni algos per mėnesį? Per mėnesį 25 000. 25 000, kad taip suvokti, tai čia yra 500 eurų. Man servisistas, kadangi paprašiau, kad nuvežtų pas draugą į servisą, kuris yra mero pavaduotojas, tai už darbą aišku neims nieko, nei vieno pinigėlio, bet detalės kainuos nei daug nei mažai 1100 su viršum eurų. 58 000 grivnų. Daugiau. Daugiau negu. Nu vienu žodžiu, daug. Tai va čia grubiai tariant yra 2 su viršum paprasto kario alga. Tai įsivaizduokit, kiek visą tai reikia patempti pačiam ir kokia yra svarbi pagalba, kurią pavyksta suteikti. Ir vienu žodžiu, visas tas dalykas žmonėm padeda. Tai dar kartelį noriu priminti, kad aukojimas ir pagalba žmonėm, kurie gina mus, kurie eikvoja savo energiją, kurie už mus rizikuoja, yra labai didelis ir naudingas dalykas. Tai dar kartelį priminsiu, nemiegam, darom, veikiam, judam. Stay strong.
Išvažiavus iš Kijevo supratom vieną dalyką. Nei pučia šiluma, nei ką. Šilumos, kitaip sakant, nėra. Mikriukų važiuojame be šildymo, o naktį buvo šaltis iki 25 laipsnių spustelės. Tai visą naktį važiavome su tokia temperatūra, kokią pasiūlė mums gamta ir pasiekėme pasienį. Pasienyje paėmė mikriuką, kuris buvo 5-6 savaitės pas servisistą. Jį tiesiog pripylėme kuro, uždarėme duris ir raktas buvo viduj. Ir pasidarė naujiena tokia, kad pasirodo mikriukas po remonto geba užsidaryti pats be didelių įspėjimų ir be didelių diskusijų. Taigi raktai buvo viduje. Tai vėlgi 3-4 valandos ir mes suradę žmogų šiaip ne taip atsidarėme tą mikriuką. Dabar, kadangi neturime krosnelės pečiuko ir jokio šildytuvo viduje, važiuojame dabar iki servisisto ir tikimės, viliamės, kad bus kažkas labai gerai ir turėsim galbūt paremontuotą mašiniuką. Tikimės, kad taip bus. Kai bus iš tikrųjų, nieks nežino, bet laikome kumščius ir tikimės geriausio. Važiuojame dabar į servisą, vėl grįžtame Rinklavos Ruskos, kur su servisistu pabandysime padaryti stebuklus. O stebuklas yra tas, kad norisi labai šilumos. Taigi labai suprantam ir patys per save išjaučiam, ką reiškia šiluma ir kokią vertę jinai turi. Nes patikėkit manim, važiuoti autobusu prie 25 laipsnių šalčio yra labai sudėtinga. Labai sudėtinga. Горячий. Горячий, да? Ką daryt, kai neveikia šildymas? Вот iškart šiluma, ne? Suždėkit šau po 3 kumparų. Negalima laukti. Niekas neveikia. Stiklas šaltas.